Ir aš noriu palinkėti visų mūsų suaugusiųjų vardu, kad jūs augtumėte stiprus, sveiki ir laimingi. Pažiūrėk į mane, mama, pasirodo aš skraidau, toks laimingas per gyvenimą dar niekada nebuvau. Pažiūrėk į mane, mama, kaip šyva. Tikėjimas jisai turbūt ir vedė, nes kartu visą laiką jo nerimas, baimė, jaudulys, nežinojimas, bet tik tikėjimas vaiku ir visa aplinka jisai tik tai vedė ir į priekį. Šiaip tikrai emociškai buvo labai sunku. Pažiūrėk į mane, mama, pasirodo aš skraidau. Atrodo, kad kuo anksčiau žmonės pradeda šį klausimą kelti viešai, tuo geriau visuomenė supranta. Tai ko niekas netikėjo. Tai dar kartą parodo, kad Lietuva kūrė tą ateitį saugę. Jeigu taip įvyko, kad susilaukite jaunuoliuko, tai patariu iš tikrųjų labai neimti galvą ir pasistengti žiūrėti į gyvenimą lengvai, nes nieko nebegalima jau pakeisti. Šiausiai galima pakeisti požiūrį tai, kas jau įvyko arba įvyks greitu metu. Gerai? Šitam lazdelį. Pats ne. Jisai kažkiek kvėpuoja, bet vis vien jam reikia dar pagalbos. O dėl ko tam laikotarpį nekvėpuoja, nes dar neišsivystė tie refleksai, dar plaučiai neišsivystė, niekas taip trapu atrodo. Tikrai. Tai va toks.